Taip, tai štai, mes Lietuvoje atsidūrėm savitoj būklėje, labai savitoj raidos fazėje yra valstybė. Aš manau, kad šiandien Lietuvoje yra sugriautos prielaidos tam, kad organizacijos būtų efektyvios, o šeimos ir individai galėtų būti laimingi. Ir tas yra padaryta visos valstybės mastu makro lygmeniu. Dažnai mus kritikuojančius esama buvį bandoma irgi kritikuoti, pasakant, kad tai saviplaka, savinieka ir tarsi tada tokie ekspertai žmonės, kaip nepatriotiški, truputuką asocialūs yra pristatomi visuomeniai. Ne visai taip. Mes esame ES nariai, yra 27 Europos valstybės, 12 naujų tame skaičiuje. Ir yra pagal įvairiausius parametrus egzistuoja žinybinė statistika. Tai štai, pagal tą žinybinę statistiką, jeigu mes tik paėmėm kokius nors blogus rodiklius, savižudybės, išsitaškimo autoavarijose, mirtis nuo alkoholizmo, regioninius skirtumus, kaimo miesto skirtumus, sakykime, ir visas kitas blogybės, mes su broliukais latviais, bulgarais ir rumunais šaunam visose tose diagramose, kreivėse į viršų. Jeigu tik tai eina kalba apie kažką gerą, mes velkamės uodegoj. Ir tas yra be galo įdomu, kad, pavyzdžiui, mūsų sesė Estija, jinai, labai įdomi, randasi tokiam būviui tarsi griovį, neperšokus. Pagal kurios rodiklius čia sugrįžta prie Latvijos Lietuvos, pagal kažkokios rodiklius, peršoka vidurkį, šauna į priekį. Ji jau pabėgo nuo mūsų. O mes velkamės uodegoj. Taip, kad, čia nesavinieka ir nesaviplaka yra. Kitas dalykas, ką mes matom, tai yra žmonių atsakas. Demografinių išteklių nykimas Lietuvos, masinė migracija. Tai galime mes prilyginti per tokį trumpą laikotarpį, sakykime, marams, kurie ten, marų epidemijoms, kurios prieš kelius šimtus metų buvo, sakykime, ten, ar kitoms masinėms emigracijoms. Tai čia yra žmonių atsakas. Žmonės tą intuityviai jaučiasi ir ne vien dėl skurdo. Moldavijoje, Gruzijoje skurdo daugiau negu Lietuvoje, bet žmonės jau važiuoja ir dėl to, kad nebegali čia būti. Kodėl dabar taip atsitiko, mano nuomonė? Pirmiausia, todėl, kad yra sugriauta konstitucinė santvarka. 10 straipsnių yra ignoruojami. Ta konstitucija gera ar bloga, jinai yra visumoje yra nebloga, joje yra daug kas taisytina, bet jinai nėra kraštinai prasta. Principas yra tas, kad mes pagal ją negyvenam. Tiesiog dabar nebūtų laiko eiti į atskirus straipsnius. O sakykime, yra straipsnis, kuris sako, kad šalies ūkis turi būti tvarkomas taip, kad tarnautų ne atskiroms interesų grupėms, o visuomenės ir visos valstybės reikmėms. Mes aiškiai matom, kad šito nėra. Pensijos yra atimtos, mes matom, kas yra aukštojo mokslo sektoriui daroma ir taip toliau. Arba konstitucija yra straipsnis, kad valstybė gina vartotojų poreikius. Tai gerai, jeigu tu nusipirkai ten batus sugedusius blogus arba surūgusi kefyrą, tai tau grąžins. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu imi bankinės paslaugas, tavęs niekas negina, nes centrinis bankas makro lygmenių tvarko, o tavo mikro atveju nėra kam tyrinėti. Jeigu nori, eik bylinėkis. Tai reiškia, ir manau, aš kažkada esu maždaug taip atlikęs tokią ekspertizę. Yra 10 straipsnių, kur mes pažeidžiam konstituciją. Toliau, ką mes matom, teisėsauga kriminalizuojasi. Yra rezonansinės bylos, jos neištirtos. Abramavičiaus, Pociūno, Kusaitės, Gureckienės. Sakykime, tos bylos kelia labai daug įtarimų. Štai dėl Kusaitės bylos kyla įtarimas, kad koks yra motyvas mūsų saugumiečiams leisti ant FSB visai tai publikai, ten tardyti, kažką daryti. Mes neturim bylos medžiagos, mes galime iš tų nuotrupų analitiką daryti, ką mes gaunam spaudoj, bet susidaro labai negeras įspūdis, kad matyti jie yra pakabinti, šantažuojami. Rusijai Kusaitės byla reikalinga, jinai labai gražiai pratęsė, kad tas pasakas, kad buvo baltaplaukės snaiperės iš Lietuvos, tuos mūsų vaikinų šaudė, tai tiesiog yra pačiai, sakykime, juodžiausiai propagandiniai kažkokiam klišei aptarnauti, nes jo jokios kitos prasmės nėra. Sakykime, Pociūno byla tęsiasi, ją marino, naikino, kiek dabar pripažino, kad lyg tai ten gali būti, tai kas už tai atsako? Jeigu mūsų teisėsaugos lyderiai šitą bylą rezonansinę dirbtinai marino, tai jie tada darė nusikaltimą prieš valstybę. Tada reikia viską ištirti ir galbūt kažko iš mūsų teisėsaugos lyderių ilgi metai laukia kalėjimo. Arba jeigu jie pasidavė žiniasklaidos isterijai, o ten jokių indikacijų nėra bylą daryti, tai tada irgi. Tegu eina dėvėtom padangom prekiauti. Jiem ne vieta yra teisėsaugoje.
Toliau tas, sakykime, 80 000 pasiklausimų per metus. Iki gauna, kur, sakykime, Vokietija yra virš 80 milijonų gyventojų, jie turi 10 kartų mažesnį tą operatyvinių pasiklausimų skaičių. Tai reiškia, teisėsauga yra naudojama neaišku kam. Ir mes gyvenam policiniai valstybei. Arba, sakykime, Gureckienės bylą, apie kurią visi tyli, tai susidaro įspūdis, kad tas, kas turi pusantro milijardo ar milijardą, panaudoja mūsų galimai kriminalizuotą teisėsaugą tam, kad atimti 50 ar 70 milijonų. Suprantat, viskas yra gražiai teisiškai apiforminama ir Kusaitės, ir Gureckienės, ir kitose bylose. Ir čia aš noriu šnekėti metaforų kalba. Jeigu mes pasidomėsim nacizmo istoriją, tai mes pamatysim, reiškia, kad rankinukas iš žydų odos nacių valstybėje jis irgi buvo padarytas teisėtai. Čia tą teisėtumą mes žinom, koks yra teisėtumas iš totalitarinių, autoritarinių valstybių istorijos. Ir kada yra ignoruojama konstitucija, kada valstybė turi jėgos monopolį. Smurto monopolį turi tik valstybė. Civilizuota visuomenė, civilizuotai santvarkoje. Ir kada valstybė šitą savo jėgos smurto monopolį pradeda naudoti neteisėtai, ne valstybės savyginos, ne visuomenės, ne piliečių apsaugos reikmėms, o perim turtą, reiškia, sakykime, kad apsiginti nuo sakykime, tave užverbavusių užsienio spec tarnybų, arba, sakykime, tiesiog, kad perim turtą, tai mūsų teisėsauga kriminalizuojasi. Konstitucijos nesilaikymas ir smurto naudojimas valstybės jėgos galių naudojimas neteisėtas, jisai atvedė šiandien prie to, kad mūsų valdžia ir valstybė praranda legitimumą, praranda teisėtumą. Mūsų valdžia ir mūsų valstybė šiandien, sakykime, de facto tarsi ir nebėra teisėti. Tai, kad šiandien nėra jėgos, kuris, sakykime, socialiai, teisiškai, politiškai tą situaciją suremontuoja, tai nereiškia, kad nėra šito degradacijos valstybės užlugdymo, teisinio nihilizmo, kriminalizuotos teisėsaugos kaip faktų. Tiesiog šiandien nėra jėgos, kuri tą dalyką suremontuotų. Tai, pavyzdžiui, ilgą laiką irgi stalinizmo laikais nebuvo jėgos, kuris, sakykime, stabdytų nusikaltimus. Nacijų valstybė lygiai taip pat pas Pinochetą, pas Pol Potą irgi kurį laiką nebuvo. Dabar kai kam gali pasirodyti, kad analogijos su totalitariniam valstybėm yra per aštrios, kad aš čia nebe politkorektiškai kalbu. Aš pasakysiu taip, aš daug apie tą klausimą mąsčiau. Aš pasakysiu taip, Stalinas ir Hitleris buvo blogio genijai. Jie buvo genijai, blogio genijai. Bet, reiškia, bet kas pasakys, kad jie neturėjo asmeninių tikslų. Pavyzdžiui, ir vienas, ir kitas gyveno, yra įrodyta, kas domisi istorija, jie gyvenama labai skurdžiai, labai asketiškai, neturėjo jokios prabangos, reiškia, sakykime, ten Stalino maršalai, tai ten Durumuose gyveno, tai jis ten jos šaudė, arba, sakykime, ten Hermanas Geringas pilyse gyveno. Bet patys tie diktatoriai. Ir kaip būtų paradoksaliai, reiškia, už jų tų vizijų stovėjo tam tikros vertybės, šėtoniškos vertybės. Kažkas norėjo, reiškia, komunistinę laimę planetoje atnešti pasaulinę revoliuciją su tankais, kažkas norėjo, reiškia, sakykime, tūkstantmetinį reichą padaryti rasinių, nacionalinių pagrindų, bet už jų nors buvo ne asmeninės, ne plano vertybės, bet kažkokios, reiškia, tegul šėtoniškos, tegul doroviškai įsigimusios, bet, reiškia, vertybės. Jų vertybė turėjo pasauliožiūrinę vertybinę doktriną. Šiandien mūsų valdžia ir mūsų valstybė neturi jokios pasauliožiūrinės doktrinos. Visų karas prieš visus, prie valdžios, atimti, paimti, reiškia, yra daroma taip, kad 10-20% yra imituojamas valstybės valdymas, 80-90% resursų yra skiriama tam, kad apsirūpinti pačiam, kad aprūpinti savo klaną, reiškia, vykdyti korupcinius turto perėmimus, reiškia, nesąžiningus pirkimus ir taip toliau. Toliau mes turim žiniasklaidą. Yra didžiulė žiniasklaidos problema. Šiandien jau pasaulyje yra pagarsinta, kad Lietuvos žiniasklaida yra oligarchizuota ir korumpuota. Mes apskritai šiandien turim oligarchinę santvarką, kur oficialioji valdžia, visų rinkta valdžia, iš pirmo žvilgsnio teisėta valdžia, nebeturi realios valdžios. Reiškia, valstybė, visuomenė, savivaldybė iš dalies valdo klaninės struktūros, verslo grupuočių, politikų
teisėsaugininkų ir žiniasklaidos magnatų, reiškia, kažkokie sambūriai, neformalūs, šešėliniai. Tai jie šiandien realiai valdo valstybė. Yra didžiulė šalyje elito krizė. Mes turim žmonių masę, tam tikrą statistinę grupę, kuri užėmė elito vietą, bet elito funkcijų netlieka. Suprantat, pavyzdžiui, labai smagu būti Vytautu Didžiuoju. Tu kunigaikštis, tau pagarba, tau turtai, bet Vytautas Didysis turi padaryti darbus, jis turi apginti valstybę, nugalėti mūšį, sakykime. Tai jis turi atlikti tam tikras funkcijas. Toks Vytautas Didysis, kuris ten, sakykime, problemų akivaizdoje apsidergia ir nieko nepadaro, netlieka istorijos išmestų, reiškia, iššūkių valstybės tvarkymo, statybos, gelbėjimo, jisai toks nereikalingas. Tai mes turim tokį elitą, kuris vietą užima, bet šitų funkcijų jokių jisai neatliko. Ir toks elitas mums yra nereikalingas. Mes šiandien Lietuvoje neturim nei vienos normalios politinės partijos. Kaip be būtų klaiku tą konstatuoti, partijos neturi jokios vertybinės pasaulėžiūros, jokios vertybinės doktrinos. Mano manymu, iš esamų parlamentinių partijų Lietuvoje yra viena vienintelė partija, tai yra Lenkų rinkimų akcija, kuri turi savo vertybės. Kas kita, kad tos vertybės iškreiptos, kad jos nacionalistinės, kad, pavyzdžiui, aš asmeniškai jom nepritariu, jos nei Lenkų mažumos, nei Lietuvos į jokį gerą būvį neveda, bet tai yra vienintelė partija, kuri veikia kaip partija. Reiškia, ir dabar galima sakyti, kalbam apie liberalizmą. Nėra Lietuvoje to liberalizmo. Iš tikrųjų, reiškia, liberalizmas numato išskirtinę pagarbą įstatymui. Liberalizmas yra neįmanomas be teisinės valstybės, be tobulos teisinės sistemos. Antra, liberalizmas numato, kad kiekvienas individas turi džentelmeno kodeksą. Aš darau verslą, aš siekiu savo naudos, bet aš nepažeidžiu kitų žmonių interesų. Tai sakykime, kada darbdaviai praktiškai nemoka normalių atlyginimų, pasiema didžiulius ten, sakykime, pelnus ir viršpelnius, tai koks čia solidarumas, koks čia džentelmeno kodeksas? Kada, reiškia, teisėsauga papirkinėjama ūkinėse bylose, turtą perim, čia ne liberalizmas. Jeigu mes liberalizmą prilygintumėm moteriai, o reiškia, tai mes matytumėm, kad tas liberalizmas, kuris gavosi Lietuvoje, tai yra pripučiama lėlė iš sekso reikmenų parduotuvės. Ją galima pripūsti, ją galima pasidžiaugti, bet jinai nei vaiko pagimdys, nei kurtim jo pamaitins. Tai va, tokį mes turim Lietuvą.